Pradėk investuoti dabar, vėluoji. Taip šaukia ne vienas. Šiandien pasakysiu priešingai. Jei dar nepradėjai, tu turi pranašumą prieš tuos, kurie iškart puolė pirkti aktyvus. Gali pradėti teisingą eilės tvarka, nes aktyvo pirkimas iš tiesų yra tik 4 žingsnis. Prieš jį eina 3, kuriuos daugelis peršoka ir paskui brangiai sumoka. Šiandien juos visus apžvelgsiu iš eilės. Sveiki, aš Auksė. Pirmiausia, kodėl ta tvarka apskritai svarbi? Kai iš visų pusių girdi tik pasakymus pirk fondą, tai paprasčiausia, atrodo, kad nuo to viskas ir prasideda. Nemažai žmonių būtent taip ir puola, be jokio pagrindo po kojomis. Iškart pasakau, ką vadinu fondu, nes šito žodžio šiandien bus daug. Fondas arba ETF tai lyg krepšelis, kuriame vienu pirkimu iškart gauni mažą dalytę 100 ar 1000 įmonių. Užuot spėliojusi, kuriai vienai bendroviai seksis, nusipirki jas visas iš karto. Po trupinėlį žodžius fondas ir ETF vartosiu kaip tą patį. Grįžkim prie tos skubos. Įsivaizduok, kad parsinešiai naują telefoną už 600 eurų. Apsauginis stikliukas jam kainuoja gal 5. Ir štai jis pirmą kartą iškrenta iš rankų iš 2 aukšto laiptinėje. Be apsauginio stikliuko ekranas suskyla ir naujas telefonas tampa nebetinkamas naudoti. O tas 5 eurų stikliukas būtų galimai išgelbėjęs. Investuojant lygiai taip pat. Fondas yra tas brangesnis naujas telefonas, o 3 žingsniai, apie kuriuos tuoj kalbėsiu, yra tas stikliukas. Investuoti gali ir be jų. Tik tada tavo pinigai visą laiką lieka be jokios apsaugos. Pirmas dalykas, dar prieš bet kokį investavimą ar fondo pirkimą, yra rezervas juodai dienai, vadinamoji finansinė pagalvė. Tai 3-6 mėnesių būtiniausių išlaidų suma, kurią geriausiu atveju gali pasiekti tą pačią ar sekančią dieną. Šie pinigai laikui bėgant po truputį nuvertėja dėl infliacijos ir tai normalu, nes jų tikslas yra apsauga, o ne uždarbis. O kodėl būtent jie eina pirmi? Todėl, kad be jų pirmos didesnės netikėtos išlaidos, kaip sugedęs automobilis ar prarastos pajamos, priverčia parduoti investicijas. Ir jei rinka tuo metu bus nukritusi, parduosi galimai pigiau nei pirkai. Taip nutiktų ne todėl, kad blogai pasirinkai fondą, o todėl, kad neturėjai iš kur skubiai paimti pinigų. Ir tai visai neretas atvejis. Kas 5 Lietuvos gyventojas santaupų turėtų vos 1-2 mėnesiams, o 8% neturi jokių. Bet vien turėti tą rezervą neužtenka. Svarbu ir kurį laikai. Jei jis tiesiog guli einamojo banko sąskaitoje, uždirba 0% ir infliacija jo vertę po truputį mažina. Bet yra vietų, kur pinigai lieka pasiekiami ir kartu šiek tiek uždirba. Viena jų pinigų rinkos fondas, angliškai Money Market Fund arba trumpinys MMF. Tai fondas, kuris pinigus laiko labai trumpo termino priemonėse, todėl jo vertė svyruoja nedaug, o atsiimti gali bet kada, kol veikia birža. Šiuo metu toks fondas auga apie 2% per metus. Kad skirtumą pamatytum, pateiksiu pavyzdį. Tarkim, tavo rezervas yra 5000 eurų. Paprastoje banko sąskaitoje per metus jis uždirbs 0 ir dar, tiesą sakant, truputį nuvertės. Pinigų rinkos fonde per metus uždirbtų apie 100 eurų. Tie patys pinigai, tik kitoje vietoje. O jei tokį rezervą jau turi, puiku, esi vienas iš nedaugelio ir šitą dalį gali praleisti. Ir čia noriu stabtelėti. Pati pradžioje prasidėjau daugybę valandų, kol susigaudžiau, kas po ko. Ir vis tiek pridariau klaidų, kurios man kainavo gerokai daugiau, nei būtų kainavęs kursas iš karto parodęs kelią. Kolegos iš Financial Lithuanians visą tą bazę sudėliojo į 5 valandų pradžiamokslį. Jame sudėliota aiški seka, kad tau nereikėtų nei tiek laiko gaišti, nei per savo klaidas mokytis. Nuorodą palikau aprašyme. Grįžtant prie temos, kai rezervas jau yra, ateina antras žingsnis – tai brangių skolų grąžinimas. Geriausia išsirašyti ant popieriaus lapo visas savo turimas skolas ir pradėti nuo tos, kurios palūkanos didžiausios. Logika paprasta. Kuo brangesnė skola, tuo labiau apsimoka ją grąžinti anksčiau, negu pradėti investuoti. Jei palūkanos didesnės nei 8%, dažniausiai pirmiausia vertėtų atsikratyti pačios skolos. Tarp 5 ir 8% vieningo atsakymo nėra. Tinka ir grąžinti, ir investuoti. Priklauso nuo daug faktorių. O jei palūkanos
palūkanos mažesnės nei 5 procentai, kaip įprasta būsto paskola. Investuoti gali ir tuo pačiu metu. Apie būsto paskolą atskirai kalbėjau viename epizode, kurio nuorodą palieku viršuje ir aprašyme. Tad labai kviečiu jį pažiūrėti po šio. O kodėl brangios skolos tokios svarbios? Paskaičiuokim. Lietuvoje vartojimo kredito tikroji kaina su visais mokesčiais dabar svyruoja maždaug nuo 11 iki 17 procentų per metus, o kai kur siekia beveik 24 procentus. Greitieji kreditai būna dar brangesni. Tarkim, tavo skolos palūkanos yra 14 procentų. Ją grąžinus, tų 14 procentų tiesiog nebemoki, o tai tas pats, kas garantuotai uždirbti 14 procentų. Dabar palygink akcijų rinką, pavyzdžiui, S&P 500 indeksas, tai 500 didžiausių JAV bendrovių viename krepšelyje istoriškai augo apie 10 procentų per metus, bet tai, neatskaičius infliacijos, negarantuota ir matuojama dešimtmečiais. Skola tuo tarpu kainuoja tiek pat kiekvieną mėnesį, nesvarbu, kas vyksta rinkoje. O jei brangių skolų neturi, arba jų palūkanos nedidelis, šį žingsnį drąsiai ir iškelta galva praleidi. Jei toks nuoseklus žvilgsnis į pinigus tau prie širdies, prenumeruok, kad kiti tokie epizodai tave pasiektų priminimo pavidalu. Trečias žingsnis – tai pinigai, kurių gali prireikti visai netrukus, maždaug per artimiausius 1-3 metus. Nebūtinai kažkokiam dideliam pirkiniui. Tiesiog žinomos būsimos išlaidos, kaip vestuvės, remontas, mokslai ar naujas automobilis. Šitų pinigų geriau neinvestuoti į fondus ar akcijas, nes rinka gali būti nukritusi kaip tik tada, kai jų prireiks, o per porą metų nespėti atsigauti. Ir tai ne teorija. Pasaulinis ETF trumpiniu VWCE, tas pats krepšelis su tūkstančiais pasaulio įmonių 2022 metais baigė metus su minus 13 procentų. O nuo pat jo atsiradimo didžiausias vertės kritimas buvo net minus 33 procentai. Įsivaizduok, kad kaip tik tais metais planavai vestuves, o pinigus tam buvai investavęs į tokį fondą. Tada beliktų arba atidėti šventę, arba parduoti pigiau nei pirkai ir realizuoti nuostolį. Šitiems pinigams kaip tik tinka, pavyzdžiui, terminuotas indėlis. Kadangi žinai, kada tų pinigų prireiks, gali juos padėti į indėlį iki tos datos ir gauti apie 3 procentus per metus. O pasitikrinti šiuo metu siūlomus geriausius procentus gali puslapyje indėliai.lt. Kad būtų aišku, kaip visus žingsnius susidėlioti, įsivaizduok komodą su 3 stalčiais. Pirmame – rezervas netikėtiem atvejam. Antrame – pinigai artimiausiams žinomiems tikslams. Trečiame – tie, kurie skirti ateičiai ir gali augti fonduose. Bėda prasideda tada, kai viską sumeti į vieną stalčių, nes tada prireikus pinigų vestuvėms tenka parduoti ilgalaikės investicijas, kurios tam niekada nebuvo skirtos. Peršokti šios žingsnius kainuoja brangiau nei atrodo, o tą kainą dažnai pamatai per vėlai. Tam ir yra minėtas Financial Lithuanians kursas, kuris visą pagrindą sudėlioja iš eilės, kad tų klaidų išvengtum dar prieš pradedant. Nuorodą, primenu, rasi aprašyme. Ir tik dabar, kai tie 3 žingsniai jau atlikti, ateina eilė fondams ir investavimui į juos. Jų būna įvairių. Vieni seka akcijas, kiti obligacijas, dar kiti nekilnojamo turto ar žaliavas. Bet kurį pirmą fondą išsirinkti, tai jau kitas pokalbis. Bet jei smalsu, pasidairyk po mano kanalą. Esu dedikavusi ne vieną epizodą būtent apie ETF. Jei dar nepradėjai, tai visai ne minusas, o tavo pranašumas. Gali pradėti nuo pirmo žingsnio, ne nuo 4. Tada pažiūrėk, kuriame žingsnyje esi šiandien ir padaryk vieną vienintelį dalyką, tą artimiausią iš eilės, kurio dar nesi padaręs. Ne visus 4 iš karto palengva. O kai jau dėlioji patį investavimą, lieka dar vienas dalykas, į kurį verta atkreipti dėmesį. Lietuvoje vienas populiariausių produktų parduodamų kaip investavimas yra investicinis gyvybės draudimas ir jis gali kainuoti daug daugiau nei atrodo. Kiek tiksliai parodžiau epizode, kurį dabar matai ekrane. Susimatysime ten ir iki kito karto.